Taip kaip universitete ilgus metus dėsčiau lietuvių ir latvių vertimą ir taip pat skaičiau tokį kursą apie lietuvių ir latvių kalbų gramatikos palyginimą ir todėl galėčiau apie tokius dalykus kalbėti labai ilgai. Ļoti ilgi. Taip pat šita palyginamoji gramatika yra dėstoma ir suomiams, kurie mokosi abiejų kalbų. Na, trumpai tariant, studentams visada įdomu, kurigi kalba yra senesnė. Paprastai jie yra prisiklausę visokių pasakojimų apie Europos seniausias kalbas. Na, tai aš visada ir sakau, kad lietuvių ir latvių kalbos yra abi sesės. Todėl jos yra vienodo senumo, bet viena yra šiek tiek senesnė. Tai yra lietuvių kalba, ji yra labiau konservatyvi, ji yra išsaugosi savo senasias ypatybės. Bet latvių kalba savo eiliai yra modernesnė, kuri yra įleidusi į savo kalbos struktūrą daugiau skolinių. Taip pat ir struktūros pokyčius. Na, kodėl taip nutikė? Kāpēc tā notika? Tai yra skirtinga kalbų istorija. Ir antras dalykas yra skirtinga geografinė padėtis. Todėl, kad lietuvių kalba ilgus amžius buvo greta senprūsių kalbos, kuri yra dar senesnė, kuri yra išsaugosi dar senesnės formas. Saglabājusi bija vēl seniskākas formas. Bet savo eilėje latvių kalba, kaip jūs jau žinote, yra gyvavusi kartu su lyvių kalba. Lībiešu valodu. Todėl tas substratus, kuris buvo apačioj, jis yra labai stiprus. Ne tik leksikoje, bet ir tarime, ypač gramatikoje, gramatikos konstrukcijose. Ir tai yra tai, kas skiria ją nuo lietuvių kalbos. Tai yra priežastis, kodėl. Dar ir tai, kad vėliau lietuvių kalbą yra įtakojusios slavų kalbos, skolinių iš lenkų kalbos, iš baltarusių kalbos yra daug daugiau negu pas latvius. Ir iš antrosios pusės latvius, aišku, yra įtakoję vokiečiai. Tai viskas jau yra žinoma nuo mokyklos. Bet paprastai studentai taip pat klausia, kas krenta į akis pirmiausia, kas skiriasi. Ir man atrodo, kad pirmiausia į akis krenta kirtis. Kirtis pas latvius yra vėlgi nuo finougrų, nuo lyvių, tai yra kirčiuojamas pirmas skiemuo, bet pas lietuvius tas vadinamas laisvasis skiemuo, tas kabutėse laisvasis skiemuo. Todėl, kad yra šokinėjantis skiemuo. Ir tas šokinėjimas taikomas pagal tam tikras taisyklės, o ne taip, kaip jis tiesiog nori šokinėja. Ir beje, kirčiavimas, akcentologija, kaip mokslas yra vienas sudėtingiausių ir sunkiausių tiem, kas studijuoja baltų filologiją. Taip pat ir Vilniaus universitete. Toliau paprastai studentams sakau, jeigu išmokti tas žinomas lietuvių ir latvių kalbų fonetikos permainas, tai galima apsieiti ir be žodyno. Kokios gi yra tos permainos? Pradėsim nuo lietuvių. Yra minkšti K ir G, kas istoriškai, fonetiškai atitinka C ir Z. Ir tokių panašių žodžių su vienoda šaknim yra labai daug. Kepti, cept vai gerti, dzert, gyvas, dzīvs. Ir taip toliau, labai daug. Toliau Š ir Ž lietuviams, latviams yra S ir Z. Ir toliau išsirutulioja visa eilė, visas sąrašas žodžių. Vesels saraksts ir šienas, siens vai žalias, zaļš, žolė, zāle. Kiek dabar tenka iškart prisiminti. Toliau dar vieną paminėsiu, vieną istoriškai fonetišką permainą, kada lietuviams yra ilgasis O šaknyje ir latviams yra ilgasis A. Ir šioje vietoje studentams taip pat visada pasakau, kad čia reikia įsiminti, kad latviams yra išsisaugojusi senesnė forma negu lietuviams. Paprastai sako, ai, pas mus visos tos formos jaunesnės, o pas lietuvius senesnės. Bet žiūrėk. Brolis un brālis, vai koja un kāja, mokyti, mācīt. Ir taip toliau. Tai šiuose pavyzdžiuose ilgasis latvių A yra senesnis.
Ir čia iškart galime stebėti. Mokyti, mācīt. Ir išeitų, kad Mokytojas pažodžiu ir fonetiškai išeitų, mācītājs. bet iš tikrųjų mokytojas latvių kalboje yra. Skolotājs. Ir čia yra tie semantiniai skirtumai, kad viena kalba yra išsaugojusi senąją semantiką, o kita tą semantiką yra pakeitusi. Tai, kas buvo mokytojas lietuviams, latviams yra Ir mācītājs, priesteris. taip. Ir tokių žodžių, kur buvo konkretaus žodžio prasmė platesnė, dažniausiai pas lietuvis platesnės reikšmės, kaip žodis, Dēti. Dēti, lietuviškai reiškia dėti, bet ką. dēti knygā, likt grāmatu, jā. Bet latviams yra išsisaugojęs tas pats žodis, bet ant tiek siaura prasmė, kad mes galime dėti tik tai kiaušinius. Arba Ieškoti. taip pat žodis, kuris lietuviams turi labai daug prasmių, Ieškoti, fonetiškai išeitų, ieskāt, ieškoti, yra ieškoti lietuviškai. Bet ką? ieškoti rakto. Tai ieškoti rakto ir taip toliau. Tačiau latviškai tik vieną vienintelį dalyką. Tik vabzdžiukus dažniausiai galvoje. Na, kas dar yra skirtingas? Skirtingas yra veiksmažodis ir dažniausiai visose kalbose veiksmažodžiai būna sunkus ir sudėtingi. Ir yra, pavyzdžiui, skirtumai laikų sistemoje. Lietuviams yra susidariusi atkartotos praeities veiksmažodžio forma. Tai yra palyginti jauna forma, kada galime vienu veiksmažodžiu, pridedant tik tai atitinkamą priesagą, parodyti pasikartojantį veiksmą. Pavyzdžiui, Saka, ka, rašyti ir rakstyti, jā. Rašydavau. taigi tada rašiau dažnai, arba buvau pratęs rašyti. Taigi lietuviai to dav prideda prie tokio interaktyvaus veiksmo žodžio. Na, dalyvių sistema skiriasi, kas studentam yra baimė visada. Pas lietuvius yra daugiau to dalyvio, pas juos yra net ateities dalyvis. To, ko pas latvius nėra, pavyzdžiui. Tas, kuris eis, pavyzdžiui, lietuviškai galima pasakyti vienu žodžiu. Eisentis. Taigi, tas, kas eis. Nu, dar kas pas lietuvius yra išlaikyta šiandien nekatroji giminė. Nekatrā dzimte. Kažkada pas senprūsius nekatrosios giminės buvo daugiau, bet pas lietuvius, pavyzdžiui, yra būdvardė. Yra vyriška giminė, moteriška giminė ir ta, dabar jie kažkaip ten vadina būklės giminė ar kažkas tokio. Kai sako, pavyzdžiui, Saldus. vyriška giminė saldus, Saldi. tai moteriška jau giminė ir mes galime pasakyti, Saldu. taigi tai yra nekatroji giminė, ką reiškia yra saldu. Būsena tokia, yra saldu ir viskas. Ir beveik kiekvienam tokiam būdvardžiui gali būti nekatroji giminė. Na, tai yra tik tai tokie dažniausi pavyzdžiai, bet taip kaip artimos kalbos ir atrodo suprasti mes vieną kitą turėtumėm labai lengvai. Kartais atrodo tik tai numes galūnę ten Kā vilkas, vilks vai pienas, piens. ir kad tai yra tas pats žodis. Bet kad mūsų kalbose yra daug povandeninių akmenų, ypač vertėjai tai labai gerai žino, todėl kad yra daug žodžių, kurie turi kitokią prasmę. Tiesiog per laiką jie yra atsiskyrę. Ir todėl neveltui yra daug anekdotų. Daudzas anekdotes. Jie jau greičiausiai jau seniai yra paplitę. Pavyzdžiui, kodėl Latvijai šypsosi, kai lietuviai kada nors važiuoja į Latviją ir klausia, Vai jums ir spalvotas televizorius? klausia spalvoto televizoriaus. Nu, spalva ir krāsa. Bet kaip logiškai jau supratot, yra plunksna ir yra spalva. Arba kaip mano vyras dažnai juokiasi, nuperku kremą ir jisai skaito.
ant tubelių yra parašyta. Jautriai odai. Oda yra oda, aišku, tas pats žodis. Bet jautrus lietuviškai yra jautrus. O mano vyrui atrodo, kad aš perku smagiai odai. Arba perku sūrį, kur yra užrašyta Riebus sūris. riebus yra riebus. Mums aišku asociacija su pasibjaurėjimu. Yra ta pati šaknis, bet žiūrėkite, visai kitokia reikšmė. Nu ir visi studentai aišku labai juokiasi, kai atvažiuoja į Vilnių, važinėjasi aplink troleibusų ir ten didelėmis raidėmis parašyta. Bauda be bilietoje. Na, ta bauda, visi žino, kad bauda yra bauda, o ne latviški malonumai. Iš esmės tai yra kitas veiksmažodis. Bausti lietuviškai yra bausti, ne taip kaip latviškai baudyt, bet pati forma bauda yra sukritusi panašiai. Nu ir paskutinė galbūt papasakosiu. Šitą visai neseniai esu girdėjusi, kodėl latviai, tiksliau kai lietuviai atvažiuoja į Latviją, kas šiais laikais labai dažnai vyksta, ir nenori nakvoti viešbutyje prie jūros pavadinimu Kāpas. Kāpa. lietuviškai yra, Kopa. tai yra AO atitikmuo, bet lietuviškai kapas, jie taip ištarė, yra, Tas ir kaps. todėl kapinėse jie nenori nakvoti. Nu tai yra tik tai kai kurie iš tų bendrų anekdotų, su kuriais susidurime kiekvieną dieną, kiekviename žingsnyje. Ir iš tikrųjų nepavydžiu vertėjams, kuriems irgi reikia su tuo susidurti, bet visada žaviuosi tais vertėjais, kurie dirba prie tokių didelių, netgi milžiniškų, pasakyčiau, neišnarpliojimų uždavinių, kaip pavyzdžiui Kristinos Sabaliauskaitės romanai Silvarėrum. Ir tai, ką yra nuveikusi vertėja Dacia Nėrė, yra tiesiog labai žavinga. Arba tai, ką aš neseniai esu perskaičiusi Peterį Interą, tai, ką Sabaliauskaitė yra parašiusi lietuviškai, tokiu kaip nerimo raštu, tokius ilgus, sudėtingus sakinius. Ir kad galima skaityti tai latviškai ir dar taip, kad būtų parašyta originalo kalba. Tai tikrai yra žavingas darbas.